Šiandieną studijoje Tomas Tomilinas, Valstiečių ir Žaliųjų frakcijos narys. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Tomilinai, jūs kartu su kolega šią savaitę surengėte spaudos konferenciją, kurioje pareiškite, kad nebalsuosite už darbuotojų atleidimą palengvinantį darbo kodeksą, jei darbdaviai raštu neįsipareigos didinti darbo užmokesčio. Kodėl ir kam šovė tokia mintis? Pirmiausia, mes kalbam apie susitarimą, kuris yra ruošiamas nuo pat pirmųjų mūsų naujo Seimo dienų. Mes apie tokį susitarimą kalbėjom ir su investuotojais, ir su verslo įvairiom konfederacijom ir organizacijom. Tai ta prasme, man tai nieko naujo, aš apie tai visada sakiau, kad toks susitarimas bus, aš jo sieksiu. Specifiškai, kalbant apie darbo pajamų formavimo politiką, mes norėtume trišalio susitarimo, kuris iš esmės yra apderintas su visais socialiniais partneriais. Mes dabar tik tai diskutuosim dar keletą gal savaičių apie konkrečias formuluotės. Kaip sakė premjeras, verslo žodis yra svarbiau negu įstatymas ir negu rašytinis kažkoks pasižadėjimas, bet mano požiūriu reikėtų ir rašytinio. Tiesiog pažadas rašytinis visada yra geriau. Kam tas susitarimas, pasakykit, kam jis reikalingas? Pirmiausia, tam, kad mes pradėję socialinį dialogą, koks įvyko po rinkimų, iš tikrųjų rimtas, kai mes atidėjom darbo kodeksą, atsirado svoris trišalė taryba. Trišalė taryba, ten, kur yra profsąjungos, darbdaviai ir valstybė, iš tikrųjų prasidėjo rimtas dialogas, prasidėjo dėrybos. Anksčiau ta institucija, jie nieks nekreipė dėmesio iš esmės. Dabargi mes padidinom trišalės tarybos autoritetą, bet aš norėčiau, kad tęstųsi trišalės dialogas, nes aš dabar jaučiu tokį nerimą, kad bus priimtas darbo kodeksas, iš esmės jis yra labai naudingas ir reikalingas investuotojams, viskas gerai. Bet taip pat yra ir kita pusė, kuri sako, palaukit, bet žmonėm tai ten yra visokių nuostatų, kurios, sakykime, nėra tiesiogiai darbininkų interesas jas įteisinti. Todėl mes kalbam apie tai, kad gerai, jeigu toks sutarimas šiandien yra, jeigu šiandien reikia verslui pagalbos ir geresnių sąlygų, tai kalbėkime apie... Čia yra subanalinta didinti atlyginimus. Mes gyvenam rinkos ekonomikoje, niekas negali diktuoti verslui, kaip didinti atlyginimus, išskyrus jų pačių darbuotojus. Tai šiandien mūsų tikslas yra įgalinti darbuotojus, bet įgalinti tam tikrą tvarką, iš tikrųjų sustarti specifiškai dėl sektorinių dėrybų. Jeigu mes kalbam apie televizijos savininkus, tai vienas sektorius, jeigu mes kalbame, aš čia kaip pavyzdį pateikiau, jeigu mes kalbam apie prekybos tinklus, jeigu mes kalbam apie vaistinės, jeigu mes kalbam apie pramonę, tai ten kiekvienoje srityje yra sava specifika. Žiūrėkit, ponia Tomilinai, aš noriu vis tik įstęsti, ką tas verslas turėtų įsipareigoti? Tai įsipareigoti dalyvauti socialiniam dialogė toliau. Taigi tai dalyvauja ir be susitarimų? Nedalyvauja. Šiandien socialinis dialogas vyksta tik tai dėl minimalios algos ir dėl darbo santykių reglamentuotų įstatymę. Gerai, bet... Tuo tarpu šakinių susitarimų nėra, neegzistuoja. Mūsų šitam žiūrinčiam žiūrovui, žinot, jūsų šakiniai susitarimai, trišalė taryba ir visai. Ko jūs norite iš to verslininko? Ar jūs norite, kad verslininkas sudarytų sąlygas kilti atlyginimams? Mes norėtume, kad verslas, vykdantis veiklą tam tikroje srityje, kartu susitartų nekonkuruoti dėl pigios darbo jėgos ir viskas. Tai yra pagrindinis tikslas, kad verslas susitartų konkuruoti dėl kokybės, dėl vartotojų. Tai kas iš to tam darbuotojų jūs man pasakykite? Darbuotojų, tai yra, visos šalis perėjo per tai. Visos šalis perėjo per tai. Aišku, istorija labai yra gili, skausminga, vyko streikai, debatai. Šiandien mes turime tam tikrą, sakykime, kalbėjimas į Seimo pagalbą, bet iš principo einam tuo pačiu keliu. Yra susodinamas tam tikros sferos verslas su jų darbininkais. Taip. Ir pradedama kalbėti apie tos... Apie darbo sąlygas. Apie tarifus. Apie tai, kiek turi būti mokama, pavyzdžiui, prekybos tinkluose. Nes patikėkit, tokio kalbėjimo, verslo kalbėjimo, aš noriu pabrėžti, labai svarbu, kad verslas susijungtų, susivienytų. Bet tai tam nereikia susitarimų. Čia jau yra politikos įsikišimas į ekonominius procesus. Politikai negali diktuoti... Bet jūs norite pareigoti, kad jie susitarimą pasirašytų? Ne, aš noriu pareigoti juos dalyvauti dėrybose su jų darbuotojais, su profesiniam sąjungom, kurios atstovauja tą vieną ar kitą sritį. Aš noriu susitarti tik dėl proceso.
Ne dėl konkrečių skaičių ar dėl konkrečių įsipareigojimų didinti atlyginimą vienoje ar kitoje įmonėje. Čia yra ne rinkos ekonomika, ne apie tai mes šnekam. Mes kalbam apie tai, kad šiandien tas verslas, kuris dalyvauja trišaliai taryboje, tai yra apie 35% visų darbdavių, yra socialiai pažangiausias, neša tam tikrą atsakomybę tos asociacijos ir jos turėtų sutikti dalyvauti procese, rimtame procese. Bandau jūs suprasti ir kažkaip tai tą žmonių kalbą paversti, ko jūs čia norite iš to verslo. Aš norėčiau, kad Lietuvoje būtų Skandinavija, o ne... Kuria prasme, atlyginimų prasme Skandinavija? Skandinavijai atlyginimo politika formuojama ne įstatymais, ne administraciniam priemonėm, o dėrybomis visų pirma. Nes kažkada irgi vyko politiniai procesai, streikai ir skandinavai suprato, kad susitarti ir vesti socialinį dialogą yra daug naudingiau negu nuolat konfliktuoti. Šiandien... Taip, bet gerai, ar tam reikia politikų įsikišimo ir nurodymo, kad jūs būtinai turite pasirašyti susitarimą? Nes dabar toks įspūdis susidaro, kad... Tas verslininkas sėdi su pinigų maišu po stalu. Tikrai ne. Ir neduoda tam žmogui užsidirbti. Vienas verslininkas kitam nelygų. Aš dėl to ir sakau, mes kai apibendrinam, kaip generalizuojam, mes ir Maksimą, ir tą autoserviso savininką sulyginam su vienu. Tai va aš to ir nenoriu. Aš ir siekiu, kad mes pradėtume skaldyti. Jūs žinot, pavyzdžiui, kaip smulkiesiems yra sudėtinga su minimalia alga. Absoliučiai. Tai jeigu jūs dar juos įpareigosite, kiekvienu atveju. Smulkieji turi savo interesus ir savo problematiką. Ir ten vyks specifinis... Ten yra specifinė... Ne, sustarimas bendras tik dėl to, kad vyksta tos darybos. Nes dabar de facto nieks su nieko nesidera šakų lygmenį. Jeigu profesinė sąjunga paprašo, kad ir prekybos tinklų srityje arba vaistinių ar dar kur nors, paprašo, pradėkime tas darybas, niekas neina su jais net kalbėtis. Apie tai mes kalbam. Gerai, prezidentė sako, kad tas bandymas jūsų pasirašyti sustarimą yra neįgyvendinimas, iš esmės tuščias pažadas, populizmas, kitaip sakant, ir taip toliau. Ne, jokių būdų netaip nėra. Aš susitikau su prezidentės patarėjom ir kalbėjomės apie tai. Aš tiesiog pabandžiau paaiškinti, kad tai yra labai specifinės sritis. Šitą politiką, algų politiką apskritai nesidomėjo valdžia prieš tai niekada. Viskas buvo palikta savygai, buvo bendros deklaracijos. Šiandien aš noriu, kad profesionaliai socialinės apsauga... Aš ką tik paaiškinau. Laisva ekonomika yra Švedijai, laisva ekonomika yra Danijoje. Ir laisva ekonomika į vakarų pasaulį. Šiandien mes norim žengti dar vieną žingsnį. Kyla, reiškės, ne, bet Lietuvoje ekonomika kylo. Nuo 12 metų valdant, gerai, nesvarbu kam valdant, ir prieš tai ekonomika kylo. Bet kylant ekonomikai, dėja, socialinė gerovė, mes vis labiau atsiliekam nuo vakarų Europos. Jeigu žiūrėt į darbo našumą ir darbo užmokesčio augimą ir jų santykius, tai mes tolstam nuo Europos. Mes turim kažką su to daryti. Pažiūrėkit, ką daryti, įpareigoti, atimti iš turtingesnių. Ne, jokių būdų. Ar aš pasiūliau, ašgi jums lietuviškai aiškinu, kad aš nenoriu jokių įstatymų, aš nenoriu jokių nurodymų iš valdžios. Susitarimas, ar jūs suprantate, kad susitarimas tai yra dėrybos. Dėrybų kultūra pas mus yra nulio. Taip, bet aš galiu nesilaikyti to susitarimo jį pasirašyti. Tai mes kalbam tik apie tą verslo dalį, kuris šiandien jau kalba tarsi vienu balsu. Tas verslas, kuris šiandien ateina, sako, mums reikia liberalaus darbo kodekso. Jie ateina ir labai aiškiai artikuliuoja. Gerai, labai gerai, o mums reikia socialinio dialogo. Mums reikia kalbėjimuose dėl sektorinių sutarčių. Prašau pasirašyti tik ant šito. Susitarkim, kada mes susitikinėsim kas mėnesį socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Vat naudosimės va šitą metodinę medžiagą. Kurį interesą jūs labiau ginate? Aš ginu visų pirma Lietuvos dirbančiųjų, tų dirbančių interesus, kurie šiandien neišgyvena ir kurie šiandien nori emigruoti. Ir tai taip pat ir smulkus verslas. Taip, tai yra patys mažiausiai uždirbančių žmonių interesus. Didįjį verslą ir apie smulkųjų, tai yra visiškai taip, galbūt smulkiam verslui reikia mažinti ir atlyginimus, ir smulkiam versle, galbūt ir mokesčius. Taip, žinoma. Taip irgi darybos gali nuvesti ir iki to. Kodėl jūs nesitarėt su vyriausybė šio klausimu, su Sauliumi Skverneliu? Buvo jiems naujiena. Ne, šitą susitarimo pagrindinės tezes aš net derinau su jo patarėju ir mes taip preliminariai kalbėjom apie turinį. Tai visas klausimas, ar Saulius labiau įsivaizdavo, kad tai būtų žodinis toks įsipareigojimas iš verslo pusės. Jis apie jį taip pat kalbėjo ne kartą, bet aš tiesiog siūlau, kad mes kartu su kolegom siūlom, kad tai būtų raštiškas įsipareigojimas. Ir
po metų žiūrėti, koks bus rezultatas to socialinio dialogo, apie kurį aš kalbu. Ačiū už pokalbį, ačiū, kad atvykot. Ačiū.